Esu Natalija ir kodėlgi aš šoku. Šoku dėl to, kad aš be galo myliu šokį, myliu dalinti savo žiniomis ir labai, manau, brangiausias dalykas, ką gali žmogus turėti, tai iš tikrųjų ryšį su savo kūnu. Dažnai būna, kad mes prisigalvojam labai visko daug ir ypač vaikai, paaugliai, o kūnas visą laiką pasako tiesą, ką žmogus jaučia ir jis niekada nemeluoja. Ir per šokį galima išmokinti vaikus jausti savo kūną ir save dar labiau. Iš tikrųjų, mano pamokose žmonės vertina energiją, kurią jie gauna. Jie ateina ir jie pasikrauna, išeina iš mano treniruočių labai laimingi ir patenkinti ir vėl sugrįžta. Ko mokiniai gali tikėtis mano užsiėmimuose? Iš tikrųjų, jie gali tikėtis to, kad jie bus išgirsti, pamatyti. Nes manau, svarbiausia pamatyti kiekvieną vaiką, išgirsti jį, suprasti ir tik tada galima išmokinti jausti savo kūną ir tai yra mano svarbiausia užduotis. Manau, didžiausias mano pasiekimas, kad mokiniai grįžta pas mane po 10, po 15 metų, tada skambina kartais, klausia, kurgi eiti šokti, koks stilius jiem labiausiai tinka. Tai manau, kad kada šokis lieka pas žmogų viduje ir jį lydi jį visą gyvenimą, tai yra didžiausias mano pasiekimas, nes jie visą laiką turi tą ryšį su savo kūnu. Mane labiausiai skatino tobulėti mano mokiniai, nes kai aš grįžtu po seminaro, jie degančiam akim laukia manęs, gaunu iš jų labai daug emocijų ir tai labiausiai mane skatina eiti į seminarus, tobulėti ir skleisti žinias. Mano užsiėmimuose vyrauja labai puikiai nuotaika. Ir tai yra svarbiausia. Visą laiką mes linksminamės, turim visokiausių pokštų ir tai, man atrodo, rodo, kad dėmesys yra skirtas visiems mokiniam ir dėl to labai tą tokia draugiška atmosfera ir tuo labai didžiuojasi. Iš tikrųjų, rekomenduočiau būtent rinkti šokius kaip papildomą veiklą ir vaikam, ir suaugusiam, dėl to, kad ryšys su savo kūnu tai yra svarbiausia. Iš tikrųjų, viso gyvenimo metu, nes kūnas niekada nemeluoja ir kūnas mums visą laiką sako tiesą ir neprarasti ryšį tai yra mūsų užduotis, mūsų visų žmonių. Kviečiu šokti, jausti savo kūną ir iš tikrųjų surasti tą visą vidinę meilę šokiui ir sau.